žmonės dažnai galvoja, kad turto vertinimas yra tokia tiksli informacija. Aš pasakysiu jums yra taip. Labai klaidingai vadinasi tie turto vertintojais. Ne? Kodėl? Todėl, kad jie dažnai įvertina visiškai nesąmoningai. Tai reiškia, kad jie tiesiog remiasi skaičiais, kurie praeityje panašus parsidavė, išsiveda vidurkį ir sako, čia tavo vertinimas. Ir labai dažnai pasitaiko atveju, kad žmonės bando parduoti už tą kainą, kurią įvertino turto vertintojas ir jiem visiškai nepavyksta parduoti. O esmė tokia yra, kad tas vertinimas buvo neadekvatus. Jisai buvo remiantis plikais skaičiais, o žmonės būna vis tiek tos skaičius rodo netokios, kaip jie būna realybėje ir vienaip ar kitaip iškrypia rinką. Bet statistika iškrypia, ne? Bet dar kitas faktorius gali būti, taip pat besikeičianti rinkoje situacija. Tai jūs šitų dalykų negalite įvertinti, vertintojas tuo labiau neįvertins. Ir jisai negali jums garantuoti, kad parsiduos už tą ar aną kainą. Niekada. Net jeigu susilažinsit iš pinigų su juo, jisai sakys ne. Nebent jisai bus žaidėjas koksai, bet žinokit, nė vienas jums negali garantuoti. Jeigu jūs liepsite jam pasirašyti dokumentą, kad garantuoju, kad jūs gausite tą kainą, jisai to nedarys. Todėl, kad jisai žino, kad jūs galite niekaip neparduoti už tą kainą, kurią jis įvertino. Esmė tokia, kad vertintojai vertina tik tais tam, kad gauti paskolą, tam, kad oficialiai tenais mokesčių mažiau reiktų mokėti, nes ten vertintojai tokį dalyką daro. Kada priimi palikimą, įsivertini prieš parduodant, tada gaunasi tų mokesčių mažiau mokėti reikia. Tai dėl tokių priežasčių tai vertintojai yra samdomi. Dėl paskolos arba dėl ten palikimo vertinimo ar panašiai. Bet jų vertinimai netitinka realybės. Dabar ką galiu pasakyti? O tai kaip reikia įsivertinti, kiek galima gauti? Tai aš jau buvau praeitam video sakęs. Reikia stipriai reklamuoti, vesti žmonės ir įsiaiškinti realiu laiku, kiek žmonės duoda ir pasidaryti savo sąrašą, tokį ilgą statistiką pasidaryti. Bent 10-15 pasiūlymų jūs jau galite skaityti, kad turite vertinimą, nes iš tų pasiūlymų galime vesti vidurkį, braižyti lenteles, diagramas, tenais skirstyti pagal pirkėjų grupės, kokie pirkėjai perka savo, ar jie yra statytojai, remontuotojai, ar jie yra perikūpai, ar jie yra kažkokie perikūpai, ar kažkas. Vienu žodžiu, mes šitaip darom. Eiga tokia, susimokat 300 eurų, pasirašot paslaugų teikimo sutartį. Tada tenais sutartį parašyta, kad mes už pardavimą įmam tam tikrą procentą, taip toliau. Ir sutarties nutraukimas yra 2000 eurų, jeigu brangus objektas, jeigu pigus objektas yra 1000 eurų. Ką reiškia pigus objektas? Pigus tai yra mažiau negu 50 000 kainuoja. Entering speed enforcement zone. Tai susimoka 300 eurų, komanda įdeda maksimumą skelbimų, maksimumą reklamų, kur tik įmanoma. Daug įdeda. Pralenkia visas agentūras, visus pavienius agentus. Lenkia, tiesiog palieka. Jie net nesivadina konkurentais. Tai kadangi antiek skiriasi, antiek jie maži tampa, kad palyginus su komandiniu darbu. Tada mes vedam sąrašą iš tų žmonių, kurie realiai buvo objekte, atėjo į objektą. Atėjo, pasižiūrėjo, sako, duodu tiek, kitas sako, duodu tiek, šiandien iš karto turiu pinigus. Ir tokių žmonių parodymus mes surenkam ir jūs tada žinot, kad nuo tiek iki tiek galima šiai dienai gauti už savo objektą.
Ar tai būtų namas, ar tai būtų butas, ar tai būtų kažkoks su sklypais nelabai, nes sklypai jie taip lėtaeigiai tokie yra tie sklypai dažniausiai. Tai su sklypais yra kita kalba. Sodų sklypai yra kas kita. Sodų sklypai tas pats kaip butai. Jie greičiau vaikšto, todėl kad paklausa didesnė. Tai va. Tai toksai įsivertinimas būtų tikslus. Tai va, 3 etapai. Susimoka 300, jeigu reikia tik įsivertinti, tai galiausiai susimoka dar 700, nes buvot prieš tai sumokėję 3 ir tada nusitraukėt ir gaunat visus duomenis apie interesantus, kokie, ką siūlė, jų telefono numeriai, visa kita. Jeigu jūs nusprendėte, kad parduoti, sakot, gerai, vykdykit pardavimą. Nu, tai tada yra nustatyti komisiniai, kokie būna ten nustatyti, ar 2000, ar 3000, ar 4, ar kiek ten tie komisiniai mūsų kainuoja, pagal jūsų turto kainą, aišku. Tai va toks yra įvertinimas pats geriausias realių laikų. Kiek šiandien žmonės duoda už tą turtą. Tik tai šitas vertinimas, jisai per mėnesį 2 jisai ištirpsta, todėl kad tie žmonės, kurie yra sąraše, jie aktyviai ieško ir jie susiras kažką artimiausių metų ir gali būti taip, kad jūs paskambinsit po mėnesio, po 2 jau apsisprendę parduoti, sakys, oi, mes jau radom kitą variantą, arba va, jau mes per tą laiką ieškojom ir vat nusprendėm ten kažką vat kito pirkti. Tai esmė tokia, kad tas vertinimas mūsų yra labai geras, jeigu reikia sužinoti, kiek gali gauti už savo turtą. Bet jis nėra amžinas. Situacija keičiasi. Rinkoje kainos keičiasi. Pirkėjų kiekis rinkoje taip pat keičiasi. Vieni nusiperka, tada atsiranda kažkokie kiti pirkėjai, vėl kiti nusiperka. Ir va taip, va, tų pirkėjų tai mažėja, tai daugėja. Čia priklauso dar nuo situacijos. Tai tiek būtų apie vertinimą, nes žmonės labai dažnai klysta, kas tai yra vertinimas. Jie galvoja, oi, ar jūs galite įvertinti turtą? Sakau, mes galime įvertinti tik tai neoficialiai. Ai, nu tai ne, tada ne. Bet esmė tokia, kad mūsų vertinimas yra tas tikrasis, kur žinai tikrai už kiek žmogus nupirktų šiandien, tą vertinimą gavęs su kontaktais kartu, tu pats parsiduosi va taip va turtą. Tiesiog, paprastai. O su oficialiu vertinimu tu taip neparsiduosi. Retais atvejais, kai kuriuose teritorijose yra tas vertinimas tikslus, o daugelį teritorijų jisai rodo visišką pieno riebumą, visiškas nesąmonė. Tai aš turiu omeny, kad 10-15 tūkstančių netgi gali per daug rodyti tas turto vertinimas oficialus. O dauguma nenori įsivertinti pigiai turto, jie prašo, kad įvertintų kuo brangiau. Tai gaunasi taip, kad jie įvertina maksimaliai ir taip jums netiksliai informaciją paduoda. Tai va, jeigu kam reikia įsivertinti arba parduoti turtą su komandiniu reklamavimu, skambinkit, padėsim. Telefono numeris profilyje, einat į profilį, paspaudžiat raudoną ragelį ir skambinat arba žinutę rašot. Taip pat dalinkitės ir sekite kanalą. Iki.